Visiems geros dienos. Šiandien atsikepsim sluoksniuotos tešlos paukštainį su virta mėsyte malta, su daržovėm, kiaušiniais, prieskoniai. Tai va, čia turiu viską pasiruošę, susipjaustę. Ir dabar mes išsikepsim tešlą. Dedam kaip mūsų daržovės. Susidedam prieskonius iš karto. O ten sudėsim apkepti pomidorų šerį. Šerį truputį pasūdom. Susiplakam 2 kiaušinius. Visai nedaug druskos. Nu, įpilsim biškį pieno. Nu, turim tešlą išsikepę. Nu, tai va, pradedam rinkti mūsų paukštainį, dedam mūsų daržovės. Sudedam mėsytę. Dedam šampinionus. Dabar užpilam mūsų kiaušinį plaktą. Pomidorų šerį. Ir gausiai tarkuoto sūrio. Nu ir dabar šaunam į urkėtę ant 180 laipsnių 12-15 minučių. Nu štai kokį patiekalą mes gavom. Vyno sirupu. Ir užkratysim cibuliškių. Visi prie stalo, visiems skanaus ir iki sekančio.